Panevėžio lengvosios atletikos manieže pagerbti Panevėžio sporto centro ugdytiniai. Sporto centro geriausiam. Šiais metais jau 21 kartą vyksta mūsų sportininkų apdovanojimai. Į juos mes tradiciškai vykdome metų pabaigoje, pasižiūrime rezultatus, apdovanojame geriausius sportininkus. Sportininkų bendruomenė mieste gausi. Pas mus šiais metais sportinio ugdymo veikloje dalyvauja 1200 ir daugiau negu 1200 miesto jaunųjų gyventojų. Tai čia labai didelis skaičius. Ir iš jų štai mes šiais metais turime apie 300 pačių geriausių, kuriuos mes ir apdovanosime. Ryškus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Šiais metais labai gerai pasirodėme. Europos čempionatas vyko Portugalijoje, Nadėje. Dovydas Čingais kovojo 3 vietą olimpinėje rungtyje Kėrinė. Mes kaip irkluotojai, baidarė kanojų irklavimo atstovai, tikrai turim kuo pasidžiaugti. Turim 20 kelis netgi Lietuvos čempionus. Turime tarptautinių pasiekimų, pasaulio jaunių čempionato 5 vietą, Europos čempionato finalus, taip kad šie metai mums kaip irkluotojams buvo labai sėkmingi. Treneriai džiaugiasi, sportas populiarėja. Labai padidėjęs susidomėjimas dziudo, ne tik, kad, sakykime, Panevėžy, Lietuvoje bendrai dabar labai aukšti rezultatai Lietuvos atžvilgių, pasaulinėme lygmenį. Ir Panevėžy vaikų gausa tikrai didelė, eina vaikučiai, sportuoja, domisi. Noriu pasidžiaugti, kad baidarė kanojų irklavimas bent Panevėžyje mėgaujasi tikrai dideliu populiarumu ir mes, negražu sakyti, lenkiam turbūt daugelį taip vadinamų populiarių sporto šakų. Ir tikrai vaikų netrūksta, norinčių sportuoti yra. Manau, sportas grįžta į madą ir mes tuo labai džiaugiamės. Jaunąją sportininkę Rasą į irklavimo sportą įtraukė tėvai, jos tikslai ambicingi. Aišku, manau, kiekvienas sportininko tikslas yra olimpiada, bet čia dar gal kiek tolimesnis tikslas. Aišku, labai norisi gerai pasirodyti pasaulio čempionatuose, jaunių Europos, jaunių čempionatuose ir po truputį pereiti į saugusių erdvę ir saugusių žmonių amžiaus grupę. Lengvąją atletiką lankantis Justas sako, kad toli į ateitį nežiūri, mėgaujasi aktyvia veikla, bendraminčių ir trenerio draugija. Draugiškai, su visais sutampu, treneris puikus, visą laiką padeda, visą laiką šalia, paguodžia, ką daryk, pasako, kaip bėg geriau. Ir geriausias kaip ir draugas, parankiai. Anot Panevėžio sporto centro direktoriaus Sauliaus Raziūno, sportas kur kas daugiau nei tik pasiekimai. Linkiu sekančiais metais nepamiršti fizinio aktyvumo, sportinės veiklos ir gerinti savo sveikatą. Ir manau, kad tokiu būdu iš tikrųjų mes gyvensime geriau, linksmiau ir sveikiau.